Taigi, na kągi, sveiki visi. Šiandieną esu prie ežero. Šalta diena palyginus. Diena rodo tik 15 šilumos. Na jau vasara. Tai biškai per mažai apsirengiau, nepagalvojau. Kažkas dar nesušalęs. Svarbiausia. Bet atrodo šiandieną nemažą vėją. Nu jau yra nemažas vėjas, banguoja gerai. Aš dar su ultralightu extra per tokį vėją. Tai nežinau, kaip bus mėtyt. Čia vyžėlė, man rodos, 0,3 gramų. Tai palyginus nesunki. Ir deduosi štai tokią tuntelę. Tai čia bus violetinės spalvos. O, kai matot, pabandysim šiandieną kažką pagauti. Tai va, nežinau kaip bus. Nesakau, tas vėjas toksai nemalonus. Bet, o, jau yra. Tai va, pirmas metimas. Jau turiu šeriuką. Pabandysiu pažvėjot biškelį. Nelgai šiandieną, kelias valandas. Max. Ir viskas. Tai va, bet žiūrėsim. Pabandysiu kokias žuovijas nueiti. Nes dabar čia per tokį vėją nelabai norisi. Bet svarbiausia kimba. Kai matot iš karto. Tai va, dar noriu pasakyti apie ežerą. Tai nesakysiu tikrai pavadinimo. Galit net nerašyti. Nu, tiesiog nelabai noriu dalintis ties, kur žvejoju ir taip toliau. O. Šeriukas. 3 metimai, 3 žuvis. Jo, sakau, su ultralightu extra, dėl to ir įdomu. Man žuvis kovoja stipriai ir kimba žiauriai gerai. Tai daug pagaunam. Ir va, matot, visiškai krante gaudau, net dugną matau. Ir va, 4 metimai, 4 žuvis. Jo, čia galimai papuoliau ant ešeriukų kliovo. Tai va, vasara šiandieną 3 diena yra jau. Tai bent jau ką bandysiu šiemet padaryti. Nežinau, ar tai pavyks, nepavyks, bet kiekvieną vasaros dieną kelt po realybės žvejybos video. Jeigu neišeina ežere ką nors pagaut, bandysiu varyti prūdą, taip toliau, nežinau. Kažkaip, žiauriai noriu tiesiog tą pabandyti vykdyti. O, turiu šeriuką vėl. Tai jeigu viskas gerai išeis, tai turėsim šiemet 91 video žvejybos realybės per vasarą vien. Tai va, dabar yra 3 diena ir šiandieną išeis 3 video. Tai va, visai fainiai. Jo, čia kibimas, matot, pasakiškas. Norėtus pagauti kažką apart ešeriuko irgi. Kad ir kojelį kokių, ar ten raudžių. Karšiuko galbūt, nes paskui nueisiu į tą vietą, kur praeitą kartą bandžiau lyną pagauti. Ten daug karšių pagavau. Nu, karšiukų. Koš čia per vabalas. Jau, eik čia. Tai va. Dabar galiu pasakyti apie įrankį, nes daug klausimų būna, aš dažnai pamirštu apie tai pasakyti. Tai kotelis yra iš Ovidijaus Putnos. Nusipirkę šią rankų darbo jo. Žiauriai geri koteliai, iš karto galiu pasakyti. Ir kaina tikrai padori, nes tie extra light kotai dažniausiai būna gan brangokie. Čia kaina tiesiog yra nuostabi. Tai va. O kur juos nusipirkt gali, tai parašyti jam messengerį. Ir jau Ovidijus Putno. Aišku, ten galbūt bus eilė, nes tikrai dabar populiarėja šitas žvejybos būdas. Daug kas perka, nori gaudyti jo. Tai gali būti, kad užtruks. Man pagamino per savaitę galbūt. Nes pats kaip youtuberis greičiau labai norėjau pažvejoti viską. O, žiūrėkit, didesnis biškį. Oba, koksai gražuolis. Nu, avižėlė. Rankų darbo taipogi, pats darausi. Užsisakau ten tų galvelių iš AliExpreso. Ir kabliukų iš AliExpreso, ten pasiimu 100 vienetų už kokius 5 eurus. Ir tiesiog klijuojas tada. Tai va, rytukė yra 1000. O, įkabinau šalį. Nu, tai man tave ištraukti iš to žalės. Dar su žuvim aš. Kame dalykas. O, ištraukiu. Gerai. Tai va, rytukė yra 1000 dydžio. Čia jos pavadinimas yra Exceller LT 1000. Norėjau Azurio Oliviją pirkti, bet tai vienintelį parduotuvį radau. Įsidėjau krepšelį, užsisakiau. Paskui atšaukė mano
užsakymą, tai matyt neturėjo jau tas rytas. Tai pasiėmiau biškį kitokią, bet šitą irgi žiauriai faina rytukė, labai patinka, o ten krentančią paėmė. Jo čia, tie šeriukai žiauriai faini, valas 0,04 mm, į GP ar GK, nu, palyginus šitas valas nepigus, čia ne 40 eurų, netram 5 kokius mokėjau. Tai nepigus, bet superinis. O. Biškį didesnis. Šerys. Gerai, žiauriai fainiai. Oba. Kol kas neturėjau metimo be žuvies, žiūrėkit. Eik savo. Papuoliau ant gero kliovo šiandieną. Sakau, biškį šaltesnę dieną. Reik pabandyti, kokių šeriukų pagaudyti. Dabar jau vasarą žuvis netaip žiūri ten tą būtent spalvą masalo, tai tas ir yra žiauriai fainiai. Jis gali tikrai daug ką išbandyti. Avižėlės irgi jau pabiškai sunkesnės eina, nes žuvis aktyvesnė, labiau čiumpa tą masalą. Tai tas yra fainiai, o be žuvies. Pirmas metimas, aišku, užkybė buvo, bet... Tai va, apie įrankį maždaug viską pasakiau. O masalai tai yra Tanta, 25 mm guminukai tokie, mažiukai, bet šiauriai gerai dirba. Ir pagauna tikrai daug rūšių. Ripuoju, raudžiu ir karšiai, kimba, karosai, viskas. Ką tik nori, ar galėsi pagauti. Skaityk su jais. Daug spalvų pasiėmęs, bet turiu tas kelias pagrindinės, kuriam labiausiai tikiu ir kuriam gaudau. Tai va, žiauriai fainas žvejybos būdas, taipogi gaudau be jokio pavadėlio. Taip. Ir matot, kimba pasakiškai. Per šolės laksto tie šeriukai. Tai nežinau, seniau gaudžiu su 0,12, bet labai dažnai man nupleiždavo jisai. Nes 0,12, tai nežinau, gal kilogramą kokį laiko pas mane. Tai valas čia ne 2 kilogramus, pusantro gal kokio. Tai daug geriau atlaiko ir daug daugiau šansų ištraukti avižėlę, mažiau jų prarandu. Tai va, nežinau. Tas ir fainai. Šiaip žiauriai planytis valas, japoniškas, geros kokybės, tai neužstorintas, kaip ten tie būna. Tai va, tas labai gerai. Tai galbūt ant fluorokarbono seniau pagaudavau daugiau dėl to žuvies, bet nežinau. Jeigu ką, turiu užsirišti. O, buvo šeriukas. Gerai, einam. Čia net va rankos nespėja išžiūrti, nes vis žuvį kokį laikai. Tai... Čia aišku pliusas yra žvejybai. O, vėl jie. Šerys. Oba. Koks šeriukas. Tai va. Nu, va, tai ir įdomumas čia, kad kimba viskas ir labai gerai kimba. Dar būtų labai faina kokį bonusą pagauti. Buvau raudę bonusį nepagavęs čia. Nesenai, man didžiausia raudė ant spinningo ar pagauta ir yra. Žiauriai fainiai. Nu ką, spėju keliausiu į kitą vietą, gal dar padarysiu čia kelis metimus. Kažkas gal įdomesnį užkips, bet taip tai manau reikia bandyti kur nors kitur. Kimba gerai čia visur, ešeriai, bet tai norisi nebūtinai ešerį. Pasigauti kažką ir kitokią. Būtų faina. Na, matot, jie čia kliovina kaip pasiūtę. Ešerį. Kokius 105 gramų ir kamerą specialiai neišsijungia. Čia va, jau čia palyginus gan gilų ant dugno nuleidau ir daužyti pradėjau. Tai va, į tą vietą, kur pagavau karšį, neįsiu vis dėlto, nes ten tiesiai mane vėjas, aš neužmėsiu visiškai. Tai net neapsimoka man ten eiti. Tai dabar esu biškai kitoj vietoj. Pernai čia karpį buvau pagavęs, tai nusprendžiau ateit pabandyti. Pirmų metimų pagaliuką pagavau, antrų pagavau ešerį, tą neblogą. Tai va. Tolimo metimo palyginus dariau su avižėle ir ant dugno leidžiu. Bandau kažką didesnį, ir vėjas vis didėja. Specialiai ryte atvažiavau, dabar gal 9, bet
kad rytas vėjas vis tiek milžinas. Žiaurus. Buvo. Ja, jis įspėjo, žinau kur. Ten vėjo nebūna, niekad skaitykim. Na, ten tokia labai užuovėja didelė ir šiaip balutė vadinam. Nes vanduo kai pakyla, tada jinai susidaro. Ten daug žuvies. Dabar nusileidęs vanduo yra, tai negali išeiti į ežerą. Tai kartais būna taip, kad ten labai daug žuvies uždūsta. Nežinau, vandens lygis nukrenta visiškai, kad neišdžiūna. Jo, bet būna tokių žmonių, kurie pastebi, kada nusileidžia ir tiesiog perkelia tą žuvį. Jo, pernai sakė ten ir lydeką apie, net nežinau kiek ten, 8 gal kilai, sakė, negyvą rado. Vėgėlių nemažai perkelia, nes čia irgi vėgėlių yra šitam ežere, tai pats nežinau apie tai. Tai žiauriai fainiai, kada nors gal reiks pabandyti pagauti, nors gyvenime nesu pagavęs vėgėlės, nežinau net kaip gaudyti. Šiaip gaudojus žiemą skaityti. Pabandyti, manau, įdomu būtų. Priejau krantą. Man čia vėjo visiškai nėra ir va, krūmai viskas, sakau, čia vandens lygis pakyla ir viskas. Pasidaro dėl to čia taip. Bet tai čia žuvies būna, oi, kaip prisirinkę. Ir linai, lydekos, viskas čia. O, tantą nurovė. Avižėlė ir tantelė. Čia kitoj pusėje ežero kažkas įspynimų vaikšto. Tai lydekas gaudo. Bašius, tai spėjo lydekas. O, čia visiškai vėjaga nėra, ne? Šis žiauriai fainiai, nors gal dugną nuleisiu, gal kažkas didesnė pams. Dugną, žinoma, vis tiek dažniausiai didesnė žuvis laikosi. Palį paviršių. Taip tai va raudė žiauriai gerai kibdo. Dabar kažkaip šeriukai va išneršiau. Ilgą laiką, tai dabar va jau jie žiauriai aktyvus pasidarė yra. Va, prarijo mano avižėlė. Paskui vėl rodo kitą savaitę iki 26 šilumos. Oi, tu savo. Žiūrėkit, kokio dydžio. Kai degtukas. Nu jo. Man dar vienas ešeriukas, bet jau spėjau toj varysiu. Labai čia kas išeina per tą vėją ir šiaip jau labai laiko yra. Tai va, vien žodžiu. Tom pusėn galėčiau norėti, bet ten belenk kiek žiedadulkių su ekstra ultralight tikrai to nenoriu. Nes ten tikrai neužmesiu ir kas metimą reikės jas nusiminėti nuo valo. Tai va, nežinau. Čia dar va biškį pamėtysiu. Keli metimai ir reikės varyti. Nežinau, šiandien vien ešeriukai. Nieko kito, buvo vieną tą gražesnį pagavęs, bet sakau, kamera neįsijungia. Tai va, bet taip tai visai fainiai. Kivimas superinis, vasarinis režimas jau galima skaitom žuvim. Kimba kaip pasiutė. Tai dabar dar norėčiau žiauriai lyną pagauti. Ežere jau vis bandau. O kitas video, žinokit, planuoju padaryti su dugnyne. Tai, kaip sakiau, kasdieną stengsiuos dabar kelt. Bent jau bandysiu. Nes kartais išvažiuoti reikės, tai dar kažkas galbūt neišeis. Nežinau, bet bandysiu. Taip, tai spėjau bandysiu su dugnyne, galbūt kokį nors karšį pagauti labai norėčiau. Neįsivaizduoju, nei kur čia bandyti su dugnyne reiktų, nei ką. Nesakau, su ją niekad beveik negaudau. Tai va, šiemet norėčiau biškį dugnyne paimti labiau rankas. Jau ir daug planų turiu šiemet žvejybas, bet žiūrėsim, čia išeis. Svarbiausia dabar atostogų reikia sulaukti ir žiūrėsim, kaip bus. O, koks netimbas. Tai va, tai viskas šiandienai. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamiršau spausti like, subscribe mygtuką. Ir susimatysim kitą epizodę. Iš video ir iki.